Ir dar pabėgome? Na, tikrai pabėgom. Nebent šitas bičiukas veiks šitą parkurą ir mane. Oba, ir šiftas. Oh, no. Oh! Oh! Sveikučiai visi ir manęs nesimatė sekundę, tai net nežinau ką sakyti. Gerai, aš pasikliaunu savo komandą ir bandau aš varyti kitų greitai emeraldų pasiimti, nes ten jų tikrai turėtų būti nemažai. Ir jeigu bus nemažai, tai tikriausiai mane pavers turtingu, nes aš iš karto galėsiu pasimti šarvus gerus, tada pasimsiu Stone Swordą, jeigu taip viskas pagal planus klostysis. Ir laimėsiu žaidimą taip labai lengvai. Ir dar atbėga šį čuvakų, tai turėtų būti ir linksmiau. Blokų nenoriu naudoti, noriu pasilikti. Ten iki deimantų tiesiog statusi, visi ten belia kaip tus deimantus garbina. Tuo momentu aš rinku emeraldus ir tikiuosi laimėtų. Ir pirmasis mano priešas, kuris manęs nenužudys. Jej! Ir dabar, oba, koks šuolis buvo puikus iš tikro. Labai puikus. Ir ką aš čia darau? Aš labai čia įsijautęs iš tikro esu. Ir aš esu geltonas. Aš užmiršau savo spalvą sekundį. Ir jo, taip išėjo. Gerai, kaip matau, žali po truputį statusi iki deimantų, tai bus karas tarp mėlynų ir žalių. Tai gan puiku galima bus padėti žaliems ir susivienyti, nukirsti ne raudonus. Puh, kokius dar raudonus? Mėlynus. Matau mėlyną. Ir duok dievę... Kodėl taip viskas liūdnai klostosi? Padėk, draugė! O! Draugas! Jej! Draugas! Blue! Nežinau, kažką ten nužudė ir žodžiu. Tikėkimės, kad mano geltonas laimėjo. Tai būtų žiauriai gerai, nes ten jam nedaug gyvybių buvo likę. Ir aš tuos emeraldus gal į Ender Chestą pasidėsiu. Aš tik dabar pastebėjau, kad aš iš jo gavau 2 emeraldus. Tai dabar man turbūt reikėtų bėgti į bazę ir pasimti geresnius šarvus. Oba! Kai čia taip greitai mes tave suvarėme. O, ir dar pabėgome? Na, tikrai pabėgom. Nebent šitas bičiukas veiks šitą parkurą ir mane. Oba! Ir šiftas. Oh, no! Oh! Oh! O! Kas čia vyksta? Aš nesuprantu, bet tai vyko labai gražiai. Lol, man tai pirmą kartą iš tikro. Žiauriai patiko, dar čia gal reikia apstatyti, nes jis biškį TNT pranešiojo. Ir aš dabar galėsiu pasimti lanką ir strėlių. Ir dar vienas labai puikus dalykas. Iki, draugelį. Tikrai miręs. Aš tau tik tiek galiu pasakyti, kad tu gal kažkaip mirsi. Aš žinau, kad tu ten pasislėpęs ir bandai regeneruoti savo gyvybės. Džiaugiesi, bet taip labai sunkiai žinau, kas pasidaro. Tai man čia neina statyti bloko. Va, čia eina. Tai puiku. Pasistatom. Ir vėl tu žiūrai, kodėl tu taip į mane piktai žiūrai, savo žvilgsniu, tu piktu. Jie matosi taip gerai, bet aš nesugebu juos pataikyti. Iki, draugeliai. Oba, lanko biškį gale yra tokia neprognozuojama. Ką ten bandai imti? Man atrodo, jis lanką pasiėmė, tai aš gal biškį neždinusi iš čia, nes jis mane galės labai lengvai numesti nuo čia. Ir aš pasimsiu šitus deimantus. Ne, neįkriskim. Ir gavau daug deimantų, tai dabar galėsiu pasiupgraidinti, spėju. Ir vėl aš pas tave atbėgu, žinok, taip. Nieko kitko nebus. Ir kas man patinka žaisti, kad aš turėčiau gauti killą. Jo, aš gavau killą ir turėjau gauti jo resursus. Tai nice, toks dalykėlis. Ir man patinka žaisti 4v4, nes čia veiksmo
daugiau iš tikrųjų ir sunkiau nužudyti tų žaidėjus, nes jų daugiau, tai... O tu vienas rušinį, galima sakyti, visada, ir jeigu gauni normalius teammates, tai... Visada būna... Ei, kur šitą lovą? Va, radau aš jūsų lovą, vyručiai. Ir dar tave užmušiu, tai tikrai. Žinau, kad tu turėtum gauti resursų daug. Na, nieko daug neturėjai, bet kažką turėjai. Ir yra dar vienas žalias. Aš dabar žalius nužudžiau, tai kažkur žalias turbūt pasislėpęs. Nieko. Su laiku mes jį surasime. O dabar galim... Ui, net nemačiau, kad čia negalima nušokti. Ir dabar galim bėgti pas raudonus, nes raudoni gana tvirtai atrodo. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly